kuriu savo naują įvaizdį. Žinai, kad toks būčiau, kaip sakant, atrodyčiau juokingai, bet, blėt, baisiai pavojingai. Žinai, kad tu nenorėtum su manim pyktis, geriau kalbėtis, ten šnekėti, alaus pastatai, kalbės. Nu, tu, pavyzdžiui, kas iš mūsų būtų, ne, tipa, kaip pasakyti, kas iš mūsų būtų, pavyzdžiui, nu, bagotesnis, pavyzdžiui, ne? Nu, taip reikėtų pasigilinti dabar. Kas yra bagotesnis, ne? O kai sakant, bagotesnis pastoviai diktuoja sąlygas. Tai va dabar pasiklausykit jūs, aš kaip esu apmastęs labai tą reikalą, tai va, dabar truputį paanalizuosim, kaip sakant. Ne vien apie tas blevizgas, kurių pasakų, žinai, ten apie tas kiek šios visus. Žodžiu, kas yra turtingesnis dabar, išsiaiškinsim mes. Dabar, pavyzdžiui, visi galvoja, kad turtingesnis, tai reiškia kažką turtingesnis, jau ką, klausykit, tingesnis, jis ir tinginys, blėt, užgimęs, jis toks, tada jis ir turtingesnis, tinginesnis, tinginės. Kaip aš čia, blėt, perskaičiau savo mintyse, pavyzdžiui, tai skambėjo žiauriai gerai. Turtingesnis, tingesnis, nu. O tingesnis reiškia apsigalvojęs, ta prasme, nu kaip tu gali būti tuščiagalvis ir tingėti, niekada tai nebūna. Maiša, visi galvoja, kad tinginys jau esi tuščiagalvis. Nes aš sakyčiau, turėtumėte atidžiau kiekvieną teiginį, kurį mąstai, atidžiau apmąstyti ir priimti kartais ir netokius labai jau, kaip sakyti, patogius tau pačiam atsakymus, sprendimus visą. Tai va, tas turtingesnis tas, kur tingi pastoviai. Pasiklausykit tų istorijų, jie tingi, dikadonį, niekada veik. Ir prisigalvoja. Ir ten anksčiau tai išvis kokių prisigalvodavo dalykų, ten užpulti kaimyną, pavyzdžiui, jeigu apie istoriją kalbėti, ne? Bet čia ne apie tai kalbu. Tai va, kas yra turtingesnis? Tai dabar ir pagalvokit jūs. Ir yra dar Master Super Ninja level, jau kai esi turtingesnis, bet jau maždaug esi prie galingesnių jau čia, kai jau esi turtingas, jau baisiai, ne, ten, ir tu gali būti ten paskiau, tai paskutinis, nu, tas, kur, galinks, ta prasme, nesigalinks, tai nereiškia, niekada nereiškia, kad tas jau galinks, tipa, visą laiką bus pinigėliais apsikarstęs, ne, nes jisai, kodėl jisai dabar galinks turėtų tuos pinigus įkrauti tą šeimą, ne, kam jam to reikėtų, ne. Ypač dabar pagalvoti, pavyzdžiui, nuo tų laikų tos savokas visas atėjusias, ne, iš senovės mūsų Lietuvos, atėjusias vis yra. Ir, žodžiu, ne pergalvotas atidžiai, taigi atėję iš tų laikų, tas supratims turtingesnis ir galingesnis. Tai va, tie turtingesni ir būna dar ir galingesni, bet nebūtinai turi turėti pinigų. Tada užtekdavo turėti šautuvą. Arba, pavyzdžiui, dar seniau, kai kiniečiai netidėlė karą kaip pasaulyje, net dar seniau, kai strėlėm tada šaudė, tada nuodėdom, sakyti, su dideliais angaliais, sakyčiai. Tai iš tų laikų, pavyzdžiui, turtingesnis ir galingesnis tas, kuris turėjo aštresnį kardą. Pavyzdžiui, tais laikais prieš, tarkim, kokius 3000 metų atgal, ne, tada paimsim, nu, dar tiek net nereikėtų. Tarkim, nu, reikėtų, pavyzdžiui, į Spartą, kur ten yra išgirti tie visi 300 tų galingųjų spartiečių, kurie sulaikė persų armiją prie tarpeklę. Tik jie visi buvo 300. Tai va, įsivaizduokit, dabar, jeigu tokiais svaidytis, tokiais fantastiniais teiginiais, tai dabar pagalvokit, jeigu aš papulčiau į šitą laiką, ne? Su tokiom ženklė, pavyzdžiui, ne? Žiūrėk, kompaktiškas. Aštras, gali ten šmausint, žodžiu, čia yra, taip pasakant, siauba filmai, ne istorijas siauba, taigi net nerodysiu apie tos bet jau tas būtų ginklas, tas šits, būtų jau ir pripažinti, ir tu būtum galingas, ir jeigu dar mokėtum taip daryti, apsukti, tipa, žinai tokie, oba, tu pasakai, tai čia pats yra tavo, kas tau yra, opa, ir tada turi taip, žinai, mokėti staigiai apsukti, ne, taip, apsukai, žiūrėk, įsiskleidi, išsikia, kas eina į nosį, taip, abai kaklą, negerai į nosį, o tas
O tas, ne, iš karto, kai įnuosi, ir paskiau po nosies ein, kai mane mokina sena mokykla, tai aš sakysiu senais pavadinimais ir savokom, į kadytą čia, bliaušt, špliurinė. Taigi, bet šiaip tai aš nenoriu čia taip jau pasireikšti per daug, žinai, nes, paskiau, žinai, vaikai negalės žiūrėti ten, aš netoleruoju niekada smurtą, niekada netoleruoju suprievartavimų visokių ten, labiausiai mėgstu suprievartavimų. Taigi, grįžtim vėl prie temas ir kalbu apie legendinės jau tapusias, jeigu prieš 1000 metų atgal, pavyzdžiui, ne? Legendinės jau tapusias žirklės, kuris pavertė kažkurį tai žmogų galingu, nebuvo ten, jis praktiškai iš viso nieko neturėjo, nei jokių ten nei pinigų, nieko, ne. Tik žirklės, tai aš atvažiavęs, atskridęs laiką, su laiką patruliu, pavyzdžiui, nes pažįstu patrulį, štai, susitaręs, normaliai ten su juo. Suėjęs, nuo vaikystės žaidės mėly, bet žinai, bet jis ten kartu eidama ten, taip, į tas, eidama, žodžiu, futbolą žaisti į tuos suodus. Tai va, toks, ne, patrulis dabar jau dirba, visą laiką patruliu. Gal važiuoti, ne, tarkim, čia aš kalbu apie įsivaizdavimą, čia tik, žinai. Ir žodžiu, tas patrulis, ne, mane paima, ne, ir nuveš su tam žirklėm į tuos spartiečių laikus, ne. Ir tada, jis dabar, pradeda gimti tas galės kiaušinis atsiranda, ne, žirklės, tai čia galės kiaušinis, tai yra 2 kiaušiai, pavyzdžiui, vienas yra tiks pails, ne, o kitas tiks apvalesnis, biškai tiks japačiai labiau, o tas ištysės, nežinau, dėl ko, bet tik įsivaizduoti, ne, tai, japačiai dabar, žinai, tokia, dabar laikau antraip, ne, aš pasikėlęs savo, ne, jis tik dabar, taip, išplėšęs pasikėlęs, ne, tai va, į tuose kiaušiniuose prasideda galės gimims, tada gali gims, pažinti, gims, to žirklės kerta akis, kai vanaks, aukų ieška, ta prasme, meistriškums įsivalda, žinai, tada žmonės galingi buvo tie, kurie buvo atsidavę savo fizinio meistriškumui išvystyti, ta prasme, kaip peilę galastovus, žinai, tada viskas buvo sprendžiama jėgos tikros vyrų raumeningų ten, ne tų tešlagalvių, kur žinai, bet tų tikrų, kur, pavyzdžiui, kur kai Vytautą laikyta, ne ten tokį, įsivaizduok, kiek ten tas mūšis vyka, ne ten pagal aš galiu tiksliai pasakyti kitą kartą, kai suvažiuosiu su savo patruliu, tai. Bet žodžiu, ką istorikai dabar sakote, ne, tai įsivaizduokit, tas mūšis truko apie 8 valandas, įsivaizduokit, ir kažkas dar pastov dar ant kodių. Taip, pieškuoti reikia, žinai, tos žuvusius ten, paieškoti, ten, gal kas auksą turi, gal kas pinigų, visą laiką, čia buvo nužudęs, žudyts, niekada nebūn skups pats savo, jeigu jau jam nebereikalingas yra tam kitam, ta prasme, jau nebereiktų, tai kur čia dabar gėdytis, kai aš sakau. Tai va, ta jėga, kaip toks koks velykinis kieškonis. Dabar tik išausiu, tai žinai, tikė mandrė, čia spalva tokia. Ir nusidažysiu tokios spalvos. Šitai, reikia įvaizdį padaryti gražą. Žodžiu, būtų, kaip sakiau, įdomu, jokingai nenorėtumėte čia rautis, žinai, čia į mano tą sceną, ten atsirado tokių dalykų, kurio pradėsiu čia mane, kaip, žeminti, žinai, kad tu čia nusišneki, ten, panašiai, žinai, tai aš iškart paskau, kad nesivarginkit, žodžiu. Bet grįžkim prie temas, aišku, čia susiškinsim, ko gero, nes nešiu į cenzūrą paskau. Rytoj po darbą, nešiu, pažiūrėsiu, ką praleisiu, ko nepraleisiu, aš apie video kalbu. Taigi, žodžiu, ir gale pradeda augti plėšikavimai, žiūrėk, kaip skamba, net pats žodis, dabar tai yra blogai, bet tada bandyti, sako, einam, dabar pabandysim išpesti kokią nors kaimynų avį, žinai, ten, žinai, kokių ten mažą buvo visokių, ne? Taip, pabandysim, žinai, kas pagirdėja biškę, ne, pagirdėja, bet ne taip išgirda, ne, pavyzdžiui. Nu į ką, tada tas pagalvoja, pranešė tam kitam kambarį, nežinau, tą pastatą ir pasakė, kad, negerai ten taip viskas yra. Ir tada tas, o ką jis ten girdėjo, kai varysim pabandyti, žinai, tai susidukit ir taip pavadinu jūs banditais, kai nori viską išbandyti. Tai, kaip reikėtų supliusuoti, suderinti, ne, kad, pavyzdžiui, apie pedrasus, jeigu šnekėti, ne, jeigu jie gimst, bet jie negimst, jie pabanda, kaip banditai būt pradžioje, ne. O paskiau, tie banditai jau žiūrėkit nebe banditai. Nes, jeigu dabar įsigilinti, ne, kuo skiriasi pedrasas nuo gėjaus, ne? Taip, dabar pagalvoju, jau čia išplaukia iš tos temos, tai, bet mes grįšim prie tos kitos temos apie galios augimą. Tai va, pagalvojau dabar apie tos, kaip tie, kuo skiriasi pedrasas, ta prasme, nuo gėjaus. Toks, kaip ir
čia toks kaip tai būtų challenge klausimas visiems, žinai. Bet aš tingiu tuos visus dar daryti laivus, nes aš niekada nebūnu blaivus, tai žinai, tai laivai. Tai žodžiu, ir tai įsivaizduoti dabar, ne? Tie piderasas ir nugėvus, kuo jie skiriasi, ne? Tai aš pasakysiu, kuo skiriasi dabar jau jie, ne? Žiūrėk, čia viskas vėl apie galę eina, ne? Bet, pavyzdžiui, gėjus, jisai turi didesnę galę negu piderasas. Jie būtų vienodi, jie liks kitam pavydžiai, žinai, ten saka, žodžiu, tas pavydžiai, kad tas daugiau dėmesio gauna, nors neturi pinigų visiškai, žinai, jau supratote, ir jų ten dabar aš paaiškinsiu skirtumas, žinai. O tas pavydžiai, žinai, tas gėjus pavydžiai piderasų pastovėjai, o piderasas pavydžiai gėjui. Nes gėjus vis turi daugiau galės, daugiau pinigų ir žmonės juos kaip įpriejam. Nes, tik tai dėl to. O jie ten, tai paskui jie ten pakiš narkotikų ir prasideda šits, kaip aš sakau, visi klausimus susižadai, kaip dauginas gėjai, aš tam paaiškinsiu, per narkotikus jie taip dauginas, jie užsimana, slapai, kažkada pagaluoja, vaikystėj, nesuprata, apie ką galuoja, todėl reikia tiesiog ką galuoja, tada pagaluoja, ten, pamatyti, kai mumis tėtis nuvedė į šitą pirtį didžišką, žinai, miestą, šitą visą, tai aš kaip pamačiau, tai, žodžiu, jeigu jis būtų dar kartą mane ten atvedęs, tai kaip jau aš kažkuriam video minėjau, būčiau traumą gavęs jau, išsikėtą psichologinę, stiprią, baisiai stiprią. Ir viskas. Ir tada prasideda tas piderasų ir gėjų gimėms toj vietoj. Taigi, bagotų tėvų vaiks visą laiką bus gėjus, o tų ubagų, tų žeivių planetas, kitų ten atėjusių, ne? Vaiks bus visą laiką piderasas, visą laiką. Čia jau, nebent tas vaiks pastoviai uždirbs daug vėl pinigų, ta prasme, jau jį pradės po truputį vadinti gėjum. Taigi, nebe tai apie kalbą, o kalba eina apie galę. Taigi, grįžkim, čia labai lengva suprasti, galite įsivaizduoti, kas yra ta galia. Tai niekada neturėjo didelės reikšmės pinigams, ne? Visą laiką buvo gudrums, mąstyms, kaip apeiti, kaip apšikti kažką, kaip ten šitą, kaip apipesti ką nors, tai va čia toks buvo. Kuo tu ilgiau galvoji apie tai, tu daugiau galės pradedi ne tiek gauti, bet įsivaizduoti tai tikrai, kaip jinai visą atitinka. Tu esi, žinai, melagis, šūdgabalis, vagies šmots, ir tau visą laiką, apie tai galvojant, cil dar stipresnių, jamančių už širdies, ta prasme, jau ten tų visų dalykėlių, ką daro pinigai, ir tu tampi piderasu. Bet jau čia ant visos Lietuvos tampi piderasu. Čia vėl šitą temą yra, atsiprašau, kad tu mane taip škabinai, aš iškėtą, tu dabar Lietuvoje tiek jau ten, ta prasme, praskrido, tai aš esu, žodžiu, kartais net, Dieve, tu man, aš galvoju, ten nebus tos tikras visą pasaulio piderasų kolonijas sugrūsta, žinai, ten nuo 100%. Kas ten žino, žinai, kas tą istoriją rašo, tie, kas nugalėjo, žinai, o tie beraškiai visi, tai nieko nežinoja, pavyzdžiui, tai ir pakeiti, kurva, visus beskanalinę galėčiau. Čia tokia vėl sąmokslo teorija, žinai, kad galbūt mūsų tikruosius protėvius pakeiti europiniais piderasais. Tai va čia toks būtų apie piderasus čia, jeigu. Bet jeigu tas, kaip sakiau, tu šaibų, belėtie, gal paremti tave, tave gal pagirimuoti, žinai, kad jis tau gal, ką netavau, tu žinai, tai yra, žinai, čia pagal, jeigu iš reikalo, jeigu reikia tokį dalyką padaryti, nebejuokit. Žiūrėkit, ką tas publicistas padarė, kurva. Bet tai vėl pradėsiu nagėję langus analizuoti, o savų taip ir nesiaiškinam, o iš tikrųjų ne pamokos, o kalbos tema yra tokia, kad, žodžiu, kaip augta galia. Tai buvo augta galia, auginai, tada pūns tvirtumą buvo pati esmė, dvasia stiprybė, paskiau jau ten atėjo tie iš samurajų, jau čia kaip pasižiūrėję, tu filmų, kai čia paraką parsivežė, jie čia su tais kontrabandistais, tais tikrais, žinai, mongolai, totoriai, jų tikrai nebuvo patys stipriausi, jie nebuvo patys turtingiausi, bet jie buvo valkatas. Neturėjo prisirišę nei prie jokių žemių, varė visą suką per tokį, įsivaizduok tokią judančią koloniją. Kai vilkai, viską išmastė ten, armija savo tur, viską sustoja, išmoksti, ten palapinių prisistatė ten, žodžiu. Ir tas galingas vyris buvo vienas iš galingesnių jau tokių, ne? Aš visą partijų buvo jau kaip ir tai, jau nebuvo esmė, ten tikis ten tut pinigų, kas ten rūp. Tai jisai vienu žodžiu pagalvoja, kaip čia man įsiamžyti. Žodžiu, kaip selfie pasidaryti, žinai. Dabar tai lengvai įsitraukti telefoną, plium, yra kadras, ką nori daryti. O tada, kad selfie pasidaryti reikėjo jau ten turėti galingus savo kiaušus, kaip aš sakau, tuos. Kur tu gali kitam uždėti ant galvos, į tą galvą pasilems. Suprantate, tai čia toks yra galės. Toks siekims, kai aš sakau. Žiūrėk, tu kiek mažiukų susiga. Žiūrėk, tie mažiukai, kiek sukėlė visam šį pasaulį. Mažiukai, galvas didelis, kurva, pažiūrėk, tu Napoleoną, kokią kepurę, didumą, turi uždėti, jau tai gali
prisidėti visko. Šitai, tu prisikišai su mištėliu, turėjai sėdį pohlę mažais, ten nenulipdavo mėnesiais. Kaip tai nenulipsis, tik pasidaręs ir valgydavo tas savo. Tai čia galės turėjai žmogus. Jis buvo galingas, mažas, bet labai galingas. Ir net nepasakyčiau, jis buvo turtingas. Jis buvo plėšiks, praktiškai pandiuga, smilėjęs, aišku, į tą savo bazelę kažkokią, ten gazelę. Tada pohlų, gazelės buvo kaip moteris, kušė apžėlė, bet jis slėpės po 67 kurva, tai kaip tu turi jaudyti, tai bučiu, čia sak dar galima, net, tipo, jau galinėsim, tipo, kas ištargesnis, žinai, bus. Nu, tu tiesi juodai, šitais, viens po kitą kurvą, nu, tą lanką pagalvai, eik, nahui, ten, va, šitą būtų tokias provalkės, žinai, kai kalėjime, kai zuolmai, žinai, tu linkės mažas. Pažiūrėkit istoriją, kokių ten yra, kai parodė tos, tie, nu, ilgiai, tu te prisigalvoti, prisižiūrėtų kurvą, filmuodavo, kur, žinai, įrodė tos kurvą, su dantračiais, su rakčiumačiais, ten, siduko tokie, o vis galims, uždėjo savo babai, pačiai gražiais pasauliui, Džiantai, kad rodė, uždėjo tūkį kurvą, prigalvoja 17 sijonų, prisimaugai, ten buvo spajos, eit karučkai tas salalotai, vins. Kaip jis dėlė, žodžiu, tai buvo tas, ir gali tik vašia, tai buvo šits žmogus, kuris valdė auksinę ordą. Bet dabar aš kalbu, čia tas finalinis jau akordas, ne, bum. Aš kalbu apie Čingisaną. Gal karvedys buvo ne tas pirms, kitą gal žinai, bet buvo penketukė. Tam gerajam, tam aukštajam, žodžiu, pirmam penketukė buvo, gal, pasakyčiau, ketvirts. O ten, jeigu ir, pavyzdžiui, pagal jo sugebėjimą selfie pasidaryti, ne, tai aš galvoju, kad šis jis būtų net toks, bet gal ir antras net. O gal ir pirms, aš jeigu įspręšiau tą reikalą. Žodžiu, pasakysiu dabar kodėl, bet aš taip galvoju, ne, tai va tas pagalvojams man ir yra, kad aš įsivaizduoju, jis pasidarė tokį selfie, kad dabar, pavyzdžiui, mokslininkai nustatė, kad kas ten, blėt, kalbos ne kas 18 pasaulio pilietis, čia apskritai ten egzistuojantis pasaulio pilietis yra, gal kas 60, žodžiu, tas koeficientas nėra jau toks labai, ten jau, labai jau ten skiriasi, žinai, ten. Tai jūs, žinai, Čingisano vaikaitis, nu tikrai jisai, per tas pepes varė, Rusės pliūrina, Baltarusės, Marusės, pliūrina į tuos kurva kupranugarius, ten jeigu irgi jau jie ten, tas blobas, ten jie, žodžiu, į lietuvės, ten privežys, paskiau jau vietos, aišku, privežė tų totorių, prikruovi, ten štabeliais, palei Vilnių, ten jūs apgyvendė, tokie palatė, tokie mažikė, žinai, tai būdų. Žodžiu, jūs ten visus sugyventina. Nu, tai va, tie irgi pliūrina, o ten tie irgi Čingisaną, jau vaikaičiai. Praktiškai Čingisaną pagrindinė armija buvo, tai jaučiu iš vaikų savo. Nu, taip, o buvo, ne? O čia tai selfis, ką? Ne, mes čia pošti, makšt. Aišku, pasistuoju kartais, žinai, tas klausimas, kodėl čia aš taip susijaudinu, žinai, iš to selfio, žinai. Tie vaikeliai yra savimėlė, tokie, žinai. Savimėlė, taigi. Su savimėlė mes ir baigiam, ne? Štai irgi meilus, atrodo, dabar štai grįžęs su tokia nauja įvaizdą. Įvaizdą pasižiūrėjau savo planetoj, įvaizdį naują dabar susikursiu, pažiūrės, kaip tu atrodys geriau. Kas, jeigu nori, pakomentuoti, be gražiai. Norėčiau iš vis be klaidų. Aš turiu nei blemba, žmonės nebedaryti tų klaidų. Turite iPhone'us, MyPhone'us, blechmožus, ten, ten pats kaip tu tik jam pašnibdėtų, kaip sakyti. Jis tą pasakys dar geriau, negu tu pats pašnibdėjai jam, ne? Tai tu iki telefonai, ten ir viską ištaisyt gali. Tik tikėkit tuos pirštukus. Jau tai užsimanėt tų telefoną, ne? Tu jau turit, nu. Tai dabar klausi manėt. Elektrinę, nu, tai va, su boba, per pusę. Čia buvo DJ Genius. Ir mano, kaip čia padinti dabar. Davai bus tarpinė 10-oji, nes aš įsivaizduoju, kad cenzūra nepraeis, bet aš susitaręs su Bachuriuku dos internetas, sakė man, tai aš jau kai važiuosiu darbą, jau ten per pietus ir įrašysiu šitą video, kad jums būtų pasimokinimai, jau žinai, vietą pažvelgti. Pažvelgti visi mes mokam, žinai. Žiūrėk, tautas to žvelg, vienis prisišėkęs, žiūrės, jis visi juokės. O kas mirt mohu, juokės, filmuoja, šalia būn, jiems smagu tų bomžų užtynės daro prie konteinerių. Nesįduoju. Ko nepadarys dėl tų laiko, ne? Taigi, au.